Sveiki. Sniegas po truputį tirpsta, todėl po truputėlį kelsiu video su patarimais naudingais, kaip prižiūrėti veją, kokias procedūras atlikti, ką reikėtų daryti, kad jinai būtų kuo įmanoma gražesnė. Tai kadangi sniegas pradėjo tirpti ir turbūt kiemuose pas daugelį susiformavo sniego krūvos, kurios dalinai yra didesnės ant vėjos. Todėl ką reikėtų daryti, kai dabar sniegas tirpsta, tai šiek tiek stengtis nusikasti sniegą, kad tikrai nebūtų sniego kalnai, kad sniegas nutirptų nuo visos vėjos tolygiai ir nereikėtų laukti dar papildomos savaitės, tarkim, kad visas sniegas nutirptų. Tai tiesiog galite nusikasti sniegą nuo vėjos, mesti ant trinkelių ir jis tikrai šiuo metu greičiau nutirps. Kitas dalykas, kurį reikia padaryti, kai sniegas nutirps. Pas mus sniego dar tikrai daug, tačiau prie kondicionieriaus bloko jis jau aptirpęs. Tai kaip matote, čia jau sniegas nutirpęs ir vėja yra pasidengusi tam tikrų pelėsio sluoksnių. Šiaip stenkitės nelaipioti ant vėjos, kol jinai pilnai neatsigavo ir kol sniegas tirpsta, kad nepažeisti. Aš čia moksliniais sumetimais tą padarysiu. Kaip matote, čia vėja gerokai daugiau pasidengusi, atrodo pelėsio taip negu čia. Kadangi aš jau atlikau tam tikrą procedūrą, tai pasiimate tokį grebliuką ir galite lengvai praeiti veją, ypač ten, kur yra daug pelėsio, geriausia visą veją. Ir po truputį ją atkelti. Aišku, palaukite, kol pilnai sniegas nutirps. Aš čia dabar tiesiog rodau, kaip sakiau, moksliniais tikslais. Tai jau, kaip matote, tokią procedūrą padarius, vėja visiškai pakeičia savo išvaizdą negu prieš tai, nėra jau susiplojusi, lapeliai yra pakeliami į viršų, iš karto paduodama daugiau deguonies ir vėja tikrai daug greičiau susitvarkys savaime, negu palikus ją tiesiog būti suplotai. Sėkmės ir kitose video sužinosite daugiau patarimų.